Mindaugas Murza Gervaldas – ryškus, charizmatiškas lietuvių politikas, politinės partijos Lietuvių tautos sąjunga vadovas. Būdamas savo atgimstančios tėvynės patriotų, 16-metis Mindaugas Gervaldas įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą. Dar jaunystėje jis išsiskyrė stipriu tautiškumo jausmu, o konkrečiai lietuvių tautos, kenčiančios nuo sovietinių represijų, teroro ir despotizmo gynimu. Pasitikėdamas tik savo jėgomis ir gindamas teisę lietuvių tautai gyventi nepriklausomoje valstybėje, dar nesulaukęs 18, Mindaugas Murza Gervaldas beginklis stoja prieš tankus, stabdydavo karinius sunkvežimius pilnus kareivių. Nepaisant aršių sovietinės valdžios pastangų išsaugoti Lietuvą Sovietų sąjungos sudėtyje, tokių žmonių kaip Mindaugas Gervaldas dėka, Lietuva tapo formaliai nepriklausoma valstybė. Būtent šis drąsus jaunuolis ir jo bendražygiai taps naujos, stiprios, nacionalinės Lietuvos valstybės didvyriais. 1996 metais Mindaugas Gervaldas įkūrė Lietuvių nacionalsocialinės vienybės sąjungą, kuri davė pradžią jo tolimesniai karjerai. Vėliau jo vadovaujama organizacija susijungė su Lietuvos nacionaldemokratų partija, kurios vadovu Mindaugas Gervaldas tapo 2002 metais. Nuo 2003 iki 2007 metų Mindaugas Gervaldas buvo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, nacionaldarbininkų frakcijos pirmininkas. 2007 metais Mindaugas Gervaldas įkuria politinį judėjimą, vieningąjį Lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdį, o dabar jis teigia naują politinę partiją – Lietuvių tautos sąjungą. Viešai atsisakęs asmeniškai dalyvauti parlamento rinkimuose, jis sieks, kad Lietuvių tautos sąjunga jau artimiausiuose rinkimuose į Seimą gautų Lietuvių tautos palaikymą. Mindaugas Gervaldas netrokšta valdžios dėl valdžios. Tuo jis labai aiškiai išsiskiria nuo daugumos šių laikų politikų. Mindaugo Gervaldo politinės pažiūros – tai noras suvienyti lietuvių tautą ir sukurti stiprią tautinę valstybę. Jo noras vienyti ir kurti, o ne skaldyti ir naikinti, kaip tai daro šiuolaikiniai politikieriai. Lietuvių tautos sąjungos programa nemažiau unikali nei jos steigėjas. Pamatinė vertybė yra tauta bei nepriklausoma, darni nacionalinė valstybė, kurioje lietuvių tauta būtų lietuvių valstybės branduoliu. Kodėl iki šiol šią partiją kaltina nebūtais dalykais, išsigalvojimais ar už raginimus kitataučiams grįžti atgal į savo tėvynę, tarkim, į Nigeriją ar į Izraelį? Jeigu jiems nepriimtinos lietuvių tautos vertybės ir gyvenimo taisyklės, jeigu jie gyvendami svetur kelia konfrontaciją šioje valstybėje, kodėl jis smerkia už nenorą gyventi kosmopolitinėje totalitarnėje visuomenėje ir visiems kalbėti bei elgtis vienodai? Kodėl skatina gerbti kitas tautas, kalbėti apie toleranciją, kai tuo pačiu metu rodoma atvira nepagarba šios valstybės kūrėjams, lietuviams, kurie privalo turėti teisę jaustis pilnaverčiais šeimininkais savo pačių žemėje? Su suverenių Europos valstybių nepriklausomybės duobkasiais, su atgyvenusia savanaudžių kosmopolitų, tironų, oligarchų santvarka ir ketina kovoti Mindaugas Gervaldas, kuris yra naujos valstybės santvarkos, gervaldijos, besivadovaujančios aukščiausiamis vertybėmis kūrėjas. Tik Mindaugas Gervaldas, žmogus, turintis stiprią dvasios jėgą, atkaklumą ir kantrybę, sugebėjęs sulaužyti propagandos primestus stereotipus, turi teisę tapti Lietuvos ir europiečių vadu, kuris neleis išmesti tautų į praeities šiukšlyną. Mindaugas Gervaldas ne tik naujos Lietuvos, bet ir naujos Europos kūrėjas, kuris sugrąžins Europą europiečiams. Gervaldija – geriausiai valdymas. Žmogus visą savo gyvenimą privalo tobulėti ir visą gyvenimą įrodinėti, kad jis tobulėja. Gervaldija – tai naujas elitas, pagristas socialinė atranka, išmintingi, teisingi, narsus, sąžiningi. Žmogus ne tik neturi daryti blogą, bet ir privalo neleisti kitiems daryti blogą. Tai turi būti pavyzdingas žmogus savo srityje. Aristokrato vardo negalima nusipirkti, jį te galima užsitarnauti. Valdyti gali tik geriausiai, tačiau geriausiai visuomet turi įrodinėti, kad jie geriausiai. Būtina ne kiekybė, o kokybė.